Tūkstančius metų visose pasaulio kultūrose mistikai, jogai ir šamanai kalbėjo apie slaptą jėgą miegančią kiekviename iš mūsų. Tai nebuvo laikoma pasaka ar simbolinė metafora, tai buvo tiesioginė patirtis, perduodama per mokymus, ritualus ir vidines praktikas. Šią jėgą jie vadino skirtingais vardais – šventąja ugnimi, šakti galia arba kundalini, susisukusią gyvate, ramiai glūdinčią žmogaus viduje. Gyvatės simbolis nuo seniausių laikų kartojasi tiek rytų, tiek vakarų kultūrose ir visur turi panašią prasmę – gyvybę, transformaciją, gydymą ir atgimimą. Legendos byloja, kad tas, kuriame pabunda ši vidinė gyvatė, peržengia įprasto žmogaus ribas ir patiria ypatingą būseną, gilią palaimą, vidinį aiškumą, ramybę ir sąmonės išsiplėtimą. Senovės tekstai šią būseną vadino Dievo būseną, ne kaip valdžią ar galią virš kitų, bet kaip visišką susijungimą su gyvybe, kūnu ir sąmonė. Buvo tikima, kad kartu su tuo ateina ir tai, ką šiandien pavadintume absoliučia sveikata, visiška vidinė harmonija, natūralus kūno veikimas ir pilnas nervų sistemos, kvėpavimo bei sąmonės suderinimas. Vakarų medicina šimtmečius į tai numodavo ranka. Gydytojams baltais chalatais šios istorijos atrodė tik gražios pasakos, sielos mitai, neturintys jokio ryšio su realia anatomija, fiziologija ar moksliškai patikrinamais faktais. Visa tai buvo laikoma kultūriniu palikimu, dvasinėmis metaforomis, bet ne žmogaus kūno realybė. Tačiau kas, jeigu pasakyčiau jums, kad ši gyvatė iš tiesų egzistuoja, kad ji nėra simbolinė, o visiškai reali ir materiali, kad senoviniai sanskrito tekstai ir patys moderniausi magnetinio rezonanso skaneriai kalba apie tą patį reiškinį, tik naudoja skirtingas kalbas. Šiandien mokslas šiai mistiniai jėgai suteikė savo pavadinimą. Medicinos apklausuose ji žinoma kaip klajoklis nervas, nervus vagus. Ir tai nėra tiesiog dar vienas nervas žmogaus kūne. Tai pagrindinė jungtis tarp smegenų ir vidaus organų. Fizinis raktas į emocijų reguliavimą, streso valdymą, vidinę pusiausvyrą ir pačią žmogaus psichikos būseną. Kad suprastume, kaip visa tai veikia, įsivaizduokime medį. Neatsitiktinai medis nuo seniausių laikų vaizduojamas beveik visose kultūrose – šiaurinėse, pietinėse, rytų civilizacijose, kaip gyvybės medis. Net krikščionybėje randame tą patį motyvą – obelį, nuo kurios Ieva, gyvatės įkalbėta, nuskins pažinimo obuolį. Ir vėl matome tą patį simbolį – gyvatę apsivijusią medį ir žmonėms padovanotas žinias. Tačiau grįžtime prie gyvybės medžio simbolizmo giliau, be religinių interpretacijų. Įsivaizduokime, kad šio medžio laja – tai jūsų galvos smegenys, jūsų intelektas, mąstymas ir sąmonė. Tačiau kiekvienas medis turi ir šaknis. Šaknys leidžiasi giliai į kūną ir vizualiai sudaro tarsi apverstą lają, plačią išsišakojusią sistemą, apimančią vidaus organus, kvėpavimą, širdį ir virškinimą. O visa tai jungia vienas stiprus kamienas. Būtent šis kamienas, ši gyvybinė jungtis tarp smegenų ir kūno ir yra klajoklis nervas. Jo lotyniškas pavadinimas vagus reiškia klajūną arba keliautoją. Ir tai nėra poetiškas pavadinimas, jis iš tiesų klajoja po visą kūną, jungdamas smegenis su širdimi, plaučiais, skrandžiu ir žarnynu. Perduodamas signalus, nuo kurių priklauso mūsų ramybė, reakcijos ir vidinė būsena. Tai ilgiausias nervas mūsų kūne. Jis prasideda smegenų kamiene, leidžiasi žemyn per kaklą, apraizgo balso stygas, apkabina širdį, įsiskarbia į plaučius ir nusileidžia giliai į kūną, prie skrandžio ir žarnyno. Tarsi gyva linija jis jungia protą su tuo, ką dažnai vadiname vidumi, instinktu, nuojauta.
Ilgą laiką mokslininkai manė, kad smegenys yra generolas. Jos sėdi kaukolėje ir duoda įsakymus kūnui. Širdžiai plakti, skrandžiui virškinti, plaučiams kvėpuoti. Tai buvo laikoma neginčijama tiesa. Kitokių alternatyvų net nebuvo svarstoma. Tačiau šiuolaikinis mokslas, turėdamas vis daugiau galimybių tirti kūno procesus realiu laiku, šį vaizdą apvertė aukštyn kojomis. Paaiškėjo, kad ryšys nėra vienkryptis, jis dvipusis. Ir štai faktas, kuris daugelį nustebina. Apie 80% klajoklių nervo skaidulų perduoda informaciją ne iš smegenų į kūną, o iš kūno į smegenis. Kitaip tariant, ne smegenys nuolat informuoja kūną, kūnas nuolat informuoja smegenis. Jūsų kūnas veikia kaip žvalgas. Kiekvieną akimirką žarnynas, širdis, plaučiai siunčia milžiniškus informacijos srautus į viršų. Ar čia saugu, ar galima atsipalaiduoti, ar aplinka palanki, ar vidaus organai funkcionuoja sklandžiai, ar kažkas kelia grėsmę. Daugeliui pažįstamas jausmas, kai logika sako, kad viskas gerai, žmogus šypsosi, sandoris atrodo naudingas, situacija racionaliai tvarkinga. Tačiau viduje kažkas susitraukia. Pilvą lyg susuka, širdis tampa nerami, kvėpavimas pasikeičia. Tai nėra metafora, tai nėra vaizduotė. Tai jūsų klajoklis nervas. Jūsų vidinė antena nuskenavo balso toną, mikroišraiškas, kūno kalbą, subtiles įtampos vibracijas ir išsiuntė pavojaus signalą į smegenis, dar prieš jums sąmoningai suvokiant, kas vyksta. Jūsų intuicija tai ne mistika ir ne poetiška metafora. Tai tiesioginė prasme elektros impulsai, bėgantys šiuo nervu. Iš esmės, klajoklis nervas yra pagrindinė informacinė ofistralė jūsų vidiniam pasauliui. Galima sakyti, kad tai bene vienintelė reali galimybė tam, ką vadiname siela, pajusti savo kūną ir jo santykį su aplinka. Kai ši magistralė yra švari, atvira ir funkcionuojanti sklandžiai, jūs natūraliai jaučiate ryšį su pasauliu, vidinę ramybę, saugumą, atvirumą ir meilę. Kūnas ir protas veikia kaip viena sistema, tačiau jei ši pagrindinė magistralė yra užblokuota, jei nervų sistema įstringa nuolatinio pavojaus režime, viskas pasikeičia. Visi organizmo resursai nukreipiami ne į kūrybą, ne į gijimą ir ne į ryšį, o į grėsmių paiešką. Ir tokiu atveju jokios afirmacijos, jokie bandymai mąstyti pozityviai neveikia. Ne todėl, kad jie blogi, o todėl, kad smegenys jų paprasčiausiai negirdi. Iš apačios, iš kūno, nuolat kyla signalas – mes pavojuje. Būtent čia slypi priežastis, kodėl tiek daug žmonių nesugeba medituoti. Tai tas pats, kas bandyti medituoti tada, kai aplink vyksta muštynės. Jūs stengiatės nuraminti protą, bet kūnas gyvena karo režime. Kvėpavimas paviršutiniškas, raumenys įtempti, vidaus organai susitraukia, o nervų sistema neleidžia atsipalaiduoti. Tačiau jeigu mes išmokstame dirbti su šiuo nervu tiesiogiai, jeigu suprantame, kaip nusiųsti atgalinį saugumo signalą iš kūno į smegenis, tuomet ir prasideda tai, ką senovės žmonės vadino stebuklu. Ne mistiniu triuku, o natūraliu vidinės tvarkos atstatymu. Ir svarbu suprasti, senovėje žmonės tai žinojo labai tiksliai. Jie neturėjo MRT skenerių, bet turėjo kūno patirtį, stebėjimą ir praktiką. Jie paliko daugybę užuomenų, simbolių ir net tiesioginių nuorodų į šį mechanizmą. Todėl dabar pabandykime padaryti paprastą dalyką. Uždėkime 2 žemėlapius vieną ant kito. Senosios jogos žemėlapį ir šiuolaikinės anatomijos žemėlapį. Ir kai pamatysite, koks akivaizdus ir neatsitiktinis yra šis sutapimas, per visą kūną natūraliai nubėgs šiurpuliukai. Jogoje sakoma, kad mūsų kūną persmelkia 1000 energetinių kanalų, vadinamų nadi. Tačiau iš visų jų pagrindiniai yra 3. Pirmasis – pingala. Tai vadinamasis saulės kanalas, susijęs su dešinė kūno puse. Tai veikimo, ugnies, karščio, aktyvumo energija.
Medicinos kalba tai atitinka simpatinę nervų sistemą, jūsų akceleratoriaus pedalą. Adrenalinas, mobilizacija, reakcija, kova arba bėgimas. Antrasis kanalas – įda, mėnulio kanalas, siejamas su kaire kūno puse. Tai šalčio, ramybės, atsistatymo energija. Medicinoje tai parasimpatinė nervų sistema, jūsų standardžio pedalas. Poilsis, virškinimas, gyjimas, atsipalaidavimas. Tačiau jogoje sakoma, kad egzistuoja ir trečiasis kanalas, pats svarbiausias – sušumna, centrinis kelias. Tai tiesioginis ryšys tarp viršaus ir apačios, tarsi gyvybės medžio kamienas, jungiantis šaknis su laja. Jogai teigia, kad kundalinė energija miega stuburo pagrinde, kryžkaulio srityje. Kol ši energija miega, žmogus gyvena dualume. Kartais jį užvaldo karštis, pyktis, aistra, įtampa, o kartais šaltis, apatija, bangumas, išsekimas. Gyvenimas svyruoja tarp kraštutinumų. Tačiau kai gyvatė pabunda, ji kyla aukštyn centriniu kanalu, pereina per visus centrus ir sujungia tai, kas anksčiau buvo atskirta. Tuomet senųjų tekstų kalba ateina nušvitimas, vienybė ir palaima. O dabar pažvelkime į anatomiją. Būtent kryžkaulio stuburo srityje yra vienos galingiausių parasimpatinės nervų sistemos pradžių. Ir būtent klajoklis nervas yra šios sistemos pagrindinė ašis, jos karalius. Kas vyksta pabudimo metu mokslo požiūriu? Tai momentas, kai nervų sistema išeina iš vidinio konflikto, kai akceleratorius ir stabdis nustoja kovoti tarpusavyje. Aktyvuojasi tai, ką šiuolaikinė neurobiologija vadina ventraliniu priekiniu vagusu – saugumo, ryšio ir socialinės ramybės režimu. Nušvitimas nebūtinai yra mistinis išskridimas į astralą. Tai biologinis fenomenas. Tai būsena, kai organizmas persijungia į totalinės integracijos režimą. Nebelieka dešinės ar kairės, jos susipina ir kyla aukštyn kaip viena srovė. Kaip didžiuliame gyvybės medyje, kai maistas laisvai kyla iš šaknų į viršūnę, leidžia skleistis lapams, žiedams ir brandinti vaisius. Magistralė tampa laisva, karo stovis atšaukiamas. Pasitraukia baimė, išnyksta riba tarp aš ir pasaulio. Jūs pradedate jausti meilę ne todėl, kad save įtikinote ar kažko patikėjote, o todėl, kad realiai pasikeitė jūsų kūno chemija. Jūsų organizmas išėjo iš išgyvenimo režimo ir perėjo į gyvenimo režimą. Šioje būsenoje iš esmės keičiasi smegenų darbas. Kaktinės skiltys atsakingos už užuojautą, empatiją, kūrybą ir platesnį suvokimą pradeda gauti maksimalų energijos kiekį. Keičiasi žmogaus aplinkos suvokimas ir jos priėmimas. Keičiasi ir savęs suvokimas, nebe kaip atskiro izoliuoto vieneto, o kaip tos pačios visumos dalies, gyvos sistemos elemento. Širdis ima plakti ypatingų ritmiškų būdų. Šis reiškinys vadinamas širdies koherencija, kai širdies ritmas, kvėpavimas ir nervų sistema pradeda veikti sinchroniškai. Šioje būsenoje kūnas ir protas nustoja konfliktuoti. Suprantate, kur aš vedu? Mistikai 1000 metų ieškojo Dievo, tačiau realybėje jie atrado idealiai veikiančią žmogaus biologijos savireguliacijos sistemą. Ir svarbiausia, šis jungiklis nėra kažkur išorėje. Jis yra jūsų viduje, čia ir dabar. Jis niekur nedingo, jis tiesiog laukia, kol bus įjungtas. Tačiau kyla natūralus klausimas, kodėl pas daugumą žmonių jis šiandien yra išjungtas? Kodėl vietoj palaimos, ramybės ir ryšio taip dažnai patiriame lėtinį nuovargį, nerimą, baimę ar apatiją? Kad į tai atsakytume, turime suprasti vieną esminį dalyką – išgyvenimo hierarchiją. Kaip nervų sistema pasirenka, kuriuo režimu gyventi. Ir būtent čia mums padeda genialus šiuolaikinis modelis
Steveną Porges sukurta polibagalinė teorija, atskleidžianti, kaip saugumas, grėsmė ir ryšys yra užkoduoti mūsų nervų sistemoje. Įsivaizduokite savo nervų sistemą kaip 3 aukštų namą. Tai tarsi evoliuciniai laiptai, kuriais mes kasdien judame aukštyn ir žemyn, dažnai net nesuvokdami. Apatinis aukštas rūsys – tai pati seniausia, primityviausia mūsų dalis, vadinamoji reptilinė sistema. Medicinos kalba – dorsalinis vagusas. Jo pagrindinis signalas labai paprastas – pavojus yra mirtinas. Jei pabėgti neįmanoma, lieka vienintelė strategija – sustingti, apsimesti mirusiu. Laukinėje gamtoje taip elgiasi antilopė, kai ją sugriebia liūtas. Jos nervų sistema tiesiog išjungia kūną. Šiuolaikinėme žmogaus gyvenime tai atrodo kitaip. Tai sunki depresija, gili apatija, visiškas jėgų nebuvimas. Tai perdegimas, migla galvoje. Jausmas, kad net paprasčiausi veiksmai reikalauja milžiniškų pastangų. Tai vadinamoji užšalimo būsena. Jei jaučiate, kad gyvenate autopilotu, lyg stebėtumėte savo gyvenimą per storą stiklą, jei emocijos tarsi prislopintos, o ryšys su savimi ir pasauliu nutrūkęs, labai tikėtina, kad jūsų nervų sistema šiuo metu įstrigusi rūsyje. Vidurinis aukštas – simpatinė nervų sistema. Tai režimas kovok arba bėk. Jo pagrindinis signalas paprastas ir griežtas – pavojus. Reikia skubiai kažką daryti. Čia gimsta nerimas. Čia atsiranda nuolatinis vidinis spaudimas. Tai nesibaigiantis darbų sąrašas galvoje. Tai būsena, kai 3 valandą nakties guli lovoje ir negali užmigti, nes mintys sukasi kaip pašėlusios. Tai dirglumas, skubėjimas, nekantrumas, pyktis. Šioje būsenoje sukuriama ir sunaudojama labai daug energijos, tačiau ji nedirba jūsų naudai. Ji sudebė viduje, nepasiekdama išorės, kur galėtų realiai keisti aplinką ir pritaikyti ją jums. Organizmas gyvena nuolatinėje mobilizacijoje, tarsi pavojus niekada nesibaigtų. Dauguma šiuolaikinių didmiesčių gyventojų gyvena būtent šiame aukšte, ant nuolatinio adrenalino, kuris trumpam suteikia jėgų, bet ilgainiui sekina, ardo ir išdegina nervų sistemą. Viršutinis aukštas – penthausas. Tai ventralinis priekinis vagusas. Tai mūsų evoliucijos viršūnė. Tai vadinamoji socialinio įsitraukimo sistema, suteikianti žmogui tikrą giluminį saugumo jausmą. Čia nebėra tigrų, čia nereikia nei bėgti, nei kovoti. Čia yra saugu. Būtent šioje būsenoje gimsta kūryba, empatija, meilė, humoras ir tikras ryšys. Tiek su kitais žmonėmis, tiek su tuo, ką daugelis vadina aukštesniuoju. Čia gyvena nušvitimas ir gijimas. Kai esame šioje būsenoje, mes iš tiesų girdime kitus, matome grožį, jaučiame prasmę. Organizmas pradeda atsistatyti ląsteliniu lygiu, nes energija nebešvaistoma išgyvenimui, o skiriama gyvenimui. O dabar įsivaizduokite medį. Kai visa energija lieka tik šaknyse, medis lėtai džiūsta. Jis gyvas, bet neturi jėgų augti. Kai energija pakyla tik iki kamieno, medis jau stiprus, bet dar neskleidžia lapų, nežydi ir nekrauna vaisių. Tačiau kai energija laisvai kyla į viršų, medis sužydi visu savo grožiu ir pradeda brandinti vaisius. Gyvatė šiuose simboliuose – tai energijos tėkmė. Ar ji susisukusi apačioje prie šaknų, ar apsivijusi kamieną, ar išsitiesusi šakose tarp žiedų, visa tai pasikartojantys skirtingų kultūrų simboliai, tiksliai apibūdinantys tą patį procesą – energijos pakilimą, integraciją ir pilną gyvybės išsiskleidimą. O dabar klausykite labai atidžiai. Yra viena esminė sąvoka – neurocepcija. Tai jūsų nervų sistemos skeneris.
Jis veikia be jūsų sąmoningo dalyvavimo 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jo užduotis – nuolat tikrinti aplinką ir atsakyti į vieną klausimą. Ar čia saugu, ar gresia pavojus? Problema ta, kad 21 amžiaus žmogaus neurocepcija dažnai yra išsiderinusi. Pasaulis keičiasi per greitai, informacijos per daug, grėsmės neaiškios, dažnai nematomos ir neprognozuojamos. Nervų sistema tiesiog nespėja prisitaikyti. Visa sistema pakimba, o skeneris pradeda veikti klaidingai. Jis visur mato tigrą, net tada, kai jo ten nėra. Prisiminkite savo dieną. Viršininkas kreivai pažiūrėjo – tigras. Banko pranešimas telefone – tigras. Naujienų srautas – ištisa tigrų gauja. Trūksta pinigų – tigras. Šeimai reikia dėmesio, o laiko nėra – tigras. Kažką suskaudo, iškart mintis, kad bus blogiausia kaip kaimynui – tigras. Antroji pusė tyli – tigras. Automobilis paliktas nakčiai – tigras. Kūnas gyvena nuolatinėje pavojaus interpretacijoje ir čia labai stipriai prisideda praeities traumos. Lėtinis stresas, neišgyventi išgyvenimai, neišspręstos emocinės patirtys perreguliuoja nervų sistemą taip, kad mes prarandame prieigą prie viršutinio aukšto, prie saugumo, ryšio ir gyvybės pojūčio. Mes patys užrakiname duris į viršų, įsitikinę, kad ten nesaugu, ir liekame apatiniuose aukštuose. Mes patys neleidžiame savo jų atverti, bijodami įsivaizduojamų grėsmių. Ilgainiui mes priprantame gyventi karo režime ir baisiausia, pradedame manyti, kad tai normalu, kad gyvenimas ir yra nuolatinė kova, įtampa ir kančia. Mes perduodame šią būseną kitiems, taip auklėjame savo vaikus, ruošdami juos kovai, o ne gyvenimui. Mes netgi kabiname savo medalius už beprasmiškas kovas su vėjo malūnais. Ir vieną dieną tiesiog nuleidžiame rankas. Sakome, kad pavargome kovoti. Užrakiname duris ne tik į viršų, bet ir į vidurinį aukštą. Ir nusileidžiame į tamsų šaltą rūsį, kurį pavadiname senatvę. Taip mes patys pamažu numariname savo gyvybės medį. Leiskite pateikti vieną vaizdinį. Įsivaizduokite. Pas jūs atvyksta mylimas žmogus. Jis atveža daugybę dovanų, viską, ko tik galite norėti. Ir jis tai daro ne todėl, kad jūs kažką užsidirbote, o tiesiog todėl, kad jūs myli. Jūs jį pamatote ir užsirakinate. Ne todėl, kad jis pavojingas, o todėl, kad viduje kyla jausmas. Taip negali būti, aš to nevertas, čia kažkas ne taip. Jis beldžiasi, bando įeiti, nori jums atiduoti dovanas. Jūs apsimetate, kad jo nėra. Jis pradeda spausti duris, jūs jas dar labiau tvirtinate. Jis dar stipriau stumia, jūs dar labiau ginatės. Ne todėl, kad jis blogas, o todėl, kad jūs bijote atverti duris. Galiausiai, pavargę nuo šios vidinės kovos, jūs pabėgate į rūsį. Ir kai mylintis svečias pagaliau išlaužia duris, jūsų ten nebėra. Jūs pasislėpėte. Jis apsisuka ir išeina, pasiimdamas visas dovanas. Didžioji dalis žmonių taip ir praleidžia savo gyvenimą. Niekada iki galo nepatyrė vienybės, pilnatvės ir gyvo ryšio su tuo, kas juos sukūrė ir kas visą laiką buvo šalia. Bet aš jums turiu labai gerą žinią. Mes galime išmokyti kūną vėl jausti saugumą. Ir tam mums reikalingi aktyvacijos raktai. Kaip aktyvuoti klajoklį nervą, kaip pakilti į penthausą ir tuo pačiu išeiti iš kovos režimo į ramybės ir palaimos būseną, nesigriebiant tablečių. Aš duosiu jums 5 raktus. Jie veikia fiziologijos lygmenyje, tiesiogiai ir greitai keisdami smegenų chemiją. Pirmasis raktas – iškvėpimo magija. Viskas prasideda nuo kvėpavimo.
Tačiau čia yra labai svarbus niuansas. Įkvėpimas tai akceleratoriaus pedalas. Jis aktyvina simpatinę nervų sistemą. O iškvėpimas tai stabdžio pedalas. Jis aktyvina parasimpatinę sistemą. Klajoklis nervas tiesioginė prasme mėgsta lėtą, pailgintą iškvėpimą. Yra vadinamasis auksinis standartas – 6 kvėpavimo ciklai per minutę. Tai ritmas, kuriame nervų sistema greičiausiai grįžta į saugumo būseną. Padarykime tai dabar. Atsisėskite tiesiai, bet be įtampos. Įkvėpkite per nosį 4 skaičiams. 1, 2, 3, 4. O dabar visas dėmesys iškvėpimui. Lėtas, ilgas iškvėpimas per burną. Lūpą suformavus tarsi vamzdelį, lyg pūstumėte į karštą arbatą. 8 skaičiams. 5, 6, 7, 8. Pajuskite, kas vyksta. Pečiai natūraliai leidžiasi žemyn. Žandikaulis atsipalaiduoja. Krūtinė suminkštėja. Jūs ką tik fiziologiškai išjungėte kovos sistemą. Ne mintimis, ne įtikinėjimu, o kūnu. Jūs realiai paspaudėte širdies stabdį ir išsiuntėte smegenims aiškų signalą. Mes saugūs. Darykite tai 2 ar 3 minutės kiekvieną kartą, kai jaučiate nerimą ar vidinę įtampą. Beje, mes visi tai kartais darome nevalingai, po išgąsčio gilaus atodūsio metu. Skirtumas tas, kad kai tai darome sąmoningai ir reguliariai, net ir po kelias minutės kasdien, mes palaipsniui grįžtame į ramybės būseną iš nuolatinio bėgimo. Ir tik tada atsiranda galimybė pažvelgti į gyvenimą ramiai, iš šalies, be skubos ir be kovos. Raktas numeris 2. Garsas ir vibracija. Klajoklis nervas eina tiesiogiai per gerklas ir balso stygas, todėl vibracija jam yra tarsi tiesioginis masažas. Būtent dėl šios priežasties visose kultūrose ir religijose randame giedojimą, maldas, mantras, psalmes. Tam nereikia muzikinio talento, jums nebūtina būti dainininku. Pakanka paprasto niūniavimo užčiaupus burną. Žemo, dūzgiančio garso. Jogoje ši praktika vadinama brahmari, bitės dūzgimu. Šamaniškas gerklinis dainavimas, tibetiečių vienuolių om garsas. Visa tai iš esmės yra tas pats principas. Vibracija turi būti juntama lūpose, gerklėje ir krūtinės centre. Kai ji atsiranda, klajoklis nervas natūraliai atsipalaiduoja, o kūnas išeina iš sustingimo būsenos. Įtampa pradeda tirpti ne per mintis, o per pojūtį. Beje, ir mūsų kultūroje niūniavimas bei dainavimas visada buvo stipri savireguliacijos priemonė. Žmonės niūniuodavo dirbdami, keliaudami, gedėdami ar džiaugdamiesi. Tai padėdavo ištverti sunkumus, nusiraminti, priimti sprendimus ir išeiti iš baimės būsenos. Todėl ir jūs niūniuokite. Dainuokite kiekvieną kartą, kai tik randate galimybę. Taip jūs tiesiogiai nuimate įtampą nuo klajoklio nervo ir atlaisvinate savo pagrindinę vidinę magistralę. Raktas numeris 3. Akys. Tai klajoklio nervo veidrodis. Regos nervai glaudžiai susiję su pakaušiniais raumenimis, kaklu ir klajokliu nervu. Kai patiriame stresą, mūsų žvilgsnis automatiškai tampa tunelinis, įtemptas, budrus, tarsi nuolat ieškotume pavojaus. Tai tiesioginis nervų sistemos signalas, kad esame kovos ar bėgimo režime. Yra labai paprasta, bet itin veiksminga technika, leidžianti šią būseną perjungti. Sukabinkite rankas į spyną ir padėkite jas už pakaušio, sunerkite pirštus. Galvą laikykite tiesiai, jos nesukite. Dabar akis nukreipkite maksimaliai į dešinę pusę. Laikykite žvilgsnį 30-60 sekundžių. Nieko nespauskite, nieko neverskite. Tiesiog laukite. Po kurio laiko gali kilti noras nusižiovauti, giliai atsidusti ar nuryti seiles. Tai labai geras ženklas.
nervų sistema pradėjo persikrovimą. Tuomet tą patį pakartokite į kairę pusę. Šis pratimas, išpopuliarintas Stanley Rosenberg, ypač veiksmingas esant kaklo įtampai, galvos skausmams ir nerimui. Jis veikia ne per analizę, o tiesiogiai per nervų sistemą, grąžindamas kūnui saugumo pojūtį. Raktas numeris 4. Šaltis. Šaltas vanduo ant veido aktyvuoja senovinį nardymo refleksą, giliai užkoduotą mūsų nervų sistemoje. Širdies ritmas akimirksniu sulėtėja, kraujas suplūsta į kūno centrą, o organizmas pereina į taupymo ir saugumo režimą. Ne veltui visą tai žinome ir iš kasdienės patirties. Esant stipriai isterikai ar nualpimui, žmogų greičiausiai į normalią būseną sugrąžina būtent šaltas vanduo, išlietas ant veido. Tai neatsitiktinumas, o tiesioginis nervų sistemos perjungimas. Ryte pakanka nusiprausti veidą lediniu vandeniu arba pasirinkti kontrastinį dušą. Tai nėra tik grūdinimasis ar valios treniravimas. Tai tikslinga ir labai efektyvi klajoklio nervo tonuso treniruotė, leidžianti greitai išjungti stresinį režimą ir sugrąžinti kūną į vidinę pusiausvyrą. Ir galiausiai, pats galingiausias raktas – koherencija. Uždėkite kairę ranką ant krūtinės centro, širdies srityje, o dešinėje švelniai prispauskite iš viršaus. Perkelkite visą dėmesį į šią lietą. Įsivaizduokite, kad kvėpuojate tiesiogiai per širdį. Lėtai, švelniai, be jokios prievartos. Ir dabar svarbiausia dalis. Sužadinkite savyje nuoširdų dėkingumo jausmą. Už bet ką. Už skanų kavos puodelį. Už vaiko šypseną. Už saulės spindulį. Už tai, kad jūs tiesiog esate gyvi. Dėkingumas kartu su ritmišku, ramiu kvėpavimu yra pats galingiausias saugumo signalas, kokį gali išsiųsti nervų sistema. Šioje būsenoje krenta kortizolio, streso hormono lygis, o imuninė sistema pradeda stiprėti. Kūnas persijungia iš išgyvenimo režimo į gijimo režimą. Būtent tuo pagrįsta ir krikščioniška malda, kuri per šimtmečius daugeliui žmonių suteikdavo ramybę, aiškesnį situacijos matymą ir vidinį stabilumą ištikus sunkumams. Ir čia nėra nieko atsitiktinio. Maldoje ar mantroje vienu metu susijungia keli esminiai dalykai – kvėpavimo ritmas, balso vibracija ir širdies energija. Visa sistema pradeda veikti kaip viena gyva esybė, tarsi vidinis kosmosas, kuriame viskas pagaliau stoja į savo vietas. Kelias į save neturi būti sudėtingas. Jums nebūtina išeiti į olą 20 metų ar atsiskirti nuo pasaulio, kad rastumėte tai, ko ieškote. Jūsų kūnas jau yra šventykla, gyva, kvėpuojanti, pulsuojanti erdvė, kurioje nuo pat pradžių sudėti visi reikalingi įrankiai. Evoliucijos inžinieriai ar Dievas, kaip jums artimiau, jau seniai įdiegė mumyse išsigelbėjimo sistemą. Klajoklis nervas yra tarsi sielos styga. Kai ji įtempta nuo streso ir baimės, viduje skamba nerami kakofonija. Bet kai ji atpalaiduota ir suderinta, ima skambėti tyli, gili sferų muzika. Prisiminkite, jūsų būsena yra pasirinkimas, tačiau šis pasirinkimas daromas ne galva, o kūnu. Pirmiausia, nuraminkite gyvūną savyje, leiskite jam iškvėpti, leiskite savo vėl pasijusti saugiai. Ir tada jūsų vidinė išminties gyvatė pabus ne per trūkčiojimą, kovą ar skausmą, o per ramybę, pasitikėjimą ir tylų saugumo jausmą. Nušvitimas nėra pabėgimas nuo kūno, tai sugrįžimas namo, į savo kūną, į būseną, kurioje jaučiatės gyvi, vientisi ir susijungę su visa, kas yra. Tai gyvybės medžio augančio jumyse atgaivinimas. Leidimas jam vėl kilti iš šaknų, skleistis kamenu ir sužydėti viršūnėje, susijungiant su gamta ir pačia gyvybe. Visos senosios civilizacijos ir kultūros kalbėjo apie tą patį. Skirtingais simboliais, skirtingomis istorijomis, bet apie vieną tiesą. Atėjo laikas nebe tik skaityti jų žodžius, o pagaliau juos išgirsti.
Ir pabaigai. Sustokite akimirkai. Tyloje kūnas prisimena tai, ką protas pamiršo. Kvėpavime atsiveria durys, o ramybėje nubunda senas vidinis kelias. Viskas, ko ieškote, jau teka jumyse. Tyliai, kantriai, be pastangų. Leiskite savo iškvėpti, atleisti įtampą ir sugrįžti. Grįžti ten, kur visada buvote, į gyvą, ramų savo vidų, iš kurio gimsta aiškumas, jėga ir tikras ryšys. Jeigu jaučiate, kad šis kelias jums artimas, prenumeruokite kanalą, kad per kitus vaizdo įrašus galėtumėte dar giliau pažinti save. Ir nepamirškite paspausti patinka, taip jūs palaikote šią erdvę ir padedate jai augti.